Labai smagu pakviesti Kęstą į mūsų tokią tinklalaidę. Jei ką, skambink mamai. Mes su Greite visada turim ką aptarti ir visą tą savo reikalą perkeliam į platesnę auditoriją. Tik tai nežinau, kaip dabar Kęstą Rimdžių pristatyti, kaip dizainerį, stilistą, plaukų meistrą, verslininką. Tu, Gitana, jau viską išvardėjai. Ne, nors dar gal ne viską, gal aš galėčiau dar padėti. O man labai malonu buvo sulaukti skambučio, tai pabandysim pasikalbėti aktualiom temom. Taip, visų pirma, aš tai norėčiau dabar naują pavadinimą, nes mano akimis tai atrodo, kad tai yra tas naujasis madingas terminas power stylist, kad tai yra toks statusas dabar jūsų yra mūsų visuomeniai, šitam šou pasaulyje, nes nei vienas didelis renginys nepraeina be jūsų kūrybinių interpretacijų, ar ne, kūrybos, gal sakykim taip. Taip, jau taip man sukrito kortos tikriausiai, kad paskutinius tos daugiau nei 20 metų man tenka liestis prie daugelio Lietuvos žymių ir ne tik žymių moterų. Ir kažkaip praėjus tiek metų aš vis dar labai esu happy, kad manim vis dar tiki, pasitiki, atiduoda save į mano rankas ir tie rezultatai tada ir gaunasi kažkokie arba geresni, arba gal netokie geri, arba gal labai labai geri. Tai fainai. O pavyzdžiui, dabar aš dar gal pradėčiau apskritai nuo šitos temos, kuri pastaruoju metu mane užkabino, kad labiausiai kritikuojama moteris Lietuvoje dėl stiliaus yra mūsų pirmoji ponia. Ir toks klausimas, ar tikrai tos pirmosios ponios turi būti visos kaip Karla Bruni ar kaip Melania Trump? Aš tai manau, kad ne. Aš visiškai nesutinku ir visiškai nesutinku su ta kritikos lavina, ypatingai dabar, kas vyksta po Danijos karališkosios šeimos atvažiavimo. Tarsi, tai mes jau nuvažiavome, mes lietuviai tikriausiai turim tą charakterio savybę susivienyti ne tada, kada yra gerai, susivienyti tada, kada yra blogai. Ir tada, jeigu kažkas tai užmeta tokią mintį ir užveda mus ant kelio, mes tada labai staigiai puolam. Ir vietoj to, kad kažkaip stengtumėmės padėti, arba kitas dalykas, reikėtų gal atskirti, kas yra kritika ir kas turi teisę tą kritiką išsakyti apie moters išvaizdą. Tai toli gražu ne tai, kas išsakinėja dabar socialinėje medijoje. Ir kitas dalykas, viena yra kritika, kita yra tiesiog žmogaus sutripimas su žeme. Ir man tie visi komentarai, kad čia, o ko jūs ir tikėjotės, čia visą laiką tai buvo, čia 5 metai ten to viso žodžių vaizdo ir taip toliau. Nu tai tada suskopiruokim ir padėkim. Bet iš kitos pusės, aš tai visą laiką sakau, geras įvaizdis ne tada, kada jis geras atrodo iš šono. Geras tada, kada tu su juo gerai jautiesi. O čia labai teisinga mintis. O kas jos paklausė? Nu, tarsi aš net nebėjau, kad jūs esat moteris. Ar jūs gali jūs aprengti bet kas, nežinau, pats Valentino prisikėlęs iš grabo. Tarasme ir su tais visais bantais. Nu, tu neišeitum, juo labiau, kai yra oficialūs, stiprus renginiai. Ir taip yra daug streso, dėl to, kad tu supranti, ką tu atstovauji. Tu atstovauji ne save, tu atstovauji šaliai. Taip. Tai iš esmės reiškia, tu jautiesi gerai tame. Taip, ir tau yra gražu. Tau yra gražu ir taip toliau. Ir turi teisę žmogus taip jaustis. Vienareikšmiškai. Kitas dalykas, sakau, ar aš pats turėčiau komentarų? Tai aš turėčiau komentarų, bet manęs tų komentarų niekas neklausia. Tai aš esu pakankamai suaugęs žmogus, kad jų viešai nelaidyčiau, tada, kada manęs neklausia. Tai mane taip mama išmokė. Nereikš nuomonės, kada žinai, kada. Tavęs neklausia. O kitas dalykas, vėl kaip aš sakau, viena tikriausiai mes visi tą darom. Visi absoliutiškai 100% žmonių savose kompanijose mes pletkinam. Be abejonės, taip. Aptarinėjam, pletkinam, kas ką apsirengia, ar nusirengia, ar blogai, ar gerai, ar dar kažkas. Bet kitas dalykas, sakau, kur yra ta riba, kada jau viešai yra akmenim mėtomas žmogus vien dėl to, kad kažkam pasirodė, kad ten buvo, nežinau, labai neteisingai pasirinkta suknelė, ar dar kažkas. Jo, tai tik suknelė. Ir mes visos esam suklidusios. Mes visos buvom nepatenkintos kažkada savimi. Gitana, aš šio galavaitę su triusikais išleidau sceną. Aš nežinau, jūs gal neprisimenat šitą. Aš tai praėjus tą 15 metų labai gerai prisimenu. Taip. Tiesiog, tai čia tos klaidos yra, iš esmės yra normalus dalykas.
Netgi gal ir įdomu, kad jos vyksta, nes tu tik taip tobulėjai, tu supranti, kad kažką bet tai pats svarbiausias dalykas yra suprasti. Yra labai svarbu suprasti. O kitas dalykas, man iš esmės aš esu labai prieš tą visą madingą bangą socialiniai medijoje, tiesiog reikšti savo nuomonę visais gyvenimo klausimais, nes tiesiog mes esam tokia ekspertų tauta pasidarę. Buvom tik krepšinio, dabar visko. Dabar tai nuo medikamentų, pasižiūrėkit, kas dabar darosi su, nežinau, ten elementariausiai su maisto papildais. Kaip aš sakau, prieš 3 metus visos puolė kur šampūnus, tai jau viską išsipardavė, dabar, žinai, lendam toliau. Dabar jau visos plasmasę pardavinėja, ta prasme, kurią mes dedam visi į save. Nežinom nei ką dedam, nei kodėl tą reikia dėti, nei kokie tai yra kiekiai, bet tiesiog vartojam dėl to, kad kažkas kažką pasakė. Tai va čia irgi ta pati istorija. Taip, nes šiaip tai kaip outfitas pats jau dabar irgi kalbant, jisai nėra, kad būtinai visiems neturi patikti. Kaip pažiūrėkim tarptautinį pasaulį, tai kartais specialiai rengiamės taip, kad mus visi kritikuotų, kad ten, nežinau, Kylie Jenner su Timothée Chalamet išeina su savo oranžiniais, lateksiniais drabužiais ir visas pasaulis mados pakraupęs, kodėl jinai apsirengia taip ir jinai baisiai atrodo, gal kažkam gražiai, bet labai daug tokių vertinimų buvo, bet jie net to siekia, mano nuomonė yra, kad siekia tiesiog dėmesio. Jiems reikia garso, kuo daugiau ir čia yra tiesiog dar viena marketingo strategija. Tai, ta prasme, čia dar kartą parodo, kad nereikia, kad visiems tiesiog įtiktum. Ir nebūtina. Ir kitas dalykas, čia Gitana gerai pradėjo apie tą Karlą Brunį ir, nežinau, ten Makronienę ir taip toliau jo. Juk pirmiausia, man atrodo, kad visi esam to amžiaus, kad suvokiam, kad visi esam labai skirtingi. Ir jau vėlgi yra tas amžius, kai tu arba tai priimi, arba mes gyvenam 21 amžiuje, kada tu gali tą be problemų pakoreguoti. Tu gali šiais laikais pakeisti viską. Tu gali išsirinkti veidą, kokį nori. Kokio amžiaus veidą nori. Kūną, odos spalvą, tu gali netgi pasidaryti liemenį, vapsvos, kurio niekada gyvenime neturėjai. Tai gal tada irgi reikėtų užduoti klausimą, gal nereikėtų lyginti moters, kur yra 32-34 dydžio, ir pavyzdžiui, nežinau. Stotingos moters, kurios lietuvės. Ir gal nereikėtų bandyti įgrūsti tą patį kostiumėlį. Nes 100% pirmą gal jis dar blogiau atrodys ant kažkurios iš jų. O kitas dalykas, mes neprivalom. Kodėl mes vėl grįžtam prie tų pačių sovietmečio uniformų? Kodėl mes visi turim atrodyti vienodai? Bet čia gal atsiranda tas iš socialinių medijų labai didelis spaudimas. Vis tiek, aš net galiu pasakyti kažkaip, mano tas su stilium ir su drabužiai santykis toks buvo, aš mokykloje mokiausi, kur buvo uniforma, aš buvau sportininkė, tai vadinasi, aš daug laiko dar eidavau treniruotis, būdavau su treningais. Ir gavosi, kad man tada 20 metų, aš studijuoju, išvažiavau į Vokietiją, kuri tikrai nėra stilinga labai valstybė ir jos ten irgi su tam tikrom uniformom vaikšto ir kad turėjau tokį tą vėlų ganėtinai vystimąsi. O tada tu irgi kažkaip nori, kažkaip matai ten socialinė medija, Instagram'e, kaip čia rengiasi ir atrodo, kad reikia taip, kad būtum ten kažko dalimi, tikriausiai, kad būtum seksi, graži, aš nežinau. Ir iš tikrųjų gal net tas iš asmeninės perspektyvos ir atsiranda tas, kur supranti, kas tau patinka ir koks yra tavo stilius, kai nustoji stengtis kažkam įtikti. Taip, čia irgi viena, čia yra auksinė taisyklė. Tarsi, nes mes tą viską iš esmės pirmiausia turim daryti dėl savęs. Labai juk jaučiasi netgi žmonės, kurie stengiasi dėl visuomenės nuomonės. Ir tai nėra skirtumo, ar tai yra sukneliam, ar kažkokiais tai epitetai socialiniai medijoje. Tas bandymas įtikti, jisai niekada nepasiteisina. Neautentiškas, jo. Tu anksčiau ar vėliau, tu sudegsi dėl to, kad anksčiau ar vėliau visi supras, kad tu meluoji. Taip, tiesiog. taip. Tikrai taip. Čia kaip ir sakau, yra ta tendencija, nebūtinai aš nesakau, kad Lietuvoj, tikriausiai gal neina per visą pasaulį tas jaunystės kultas, begalinis. Ir man atrodo, irgi visą laiką yra fainai ir tai yra labai gerai, norėti atrodyti gerai, norėti atrodyti jauniau galų gale. Ir tai yra normalu. Ir tai yra normalu, bet ar netrigerina, kai 60-metė nori atrodyti 30-metė? Jau trigerina. Man tai taip, todėl kad aš, pavyzdžiui, būdama su dideliam moterų auditorijom, aš jaučiu, kaip mes, tarkim, tinklinio aikštelį. Aš galiu pasidaryti veidą kokį nori, bet mano kūnas kitaip juda. Mano galva, tai, kad jinai išliktų tam tikram amžiaus kategorijoje, aš turiu labai daug domėtis, įdėti daug pastangų tą. Tai jeigu visą tą sankaupą ir dar plius veidą, aš nežinau, tik dirbti ant to, vis dėlto mes tuo veidu nepaslėpsim, nebent mano darbas tik fotografuotis. Jo.
Jo, O bet šiaip tai to amžiaus nepaslėpsi. Kitas dalykas, sakau, tai va čia vėl reikėtų atskirti, čia nežinau, apie tą pačią, tai nežinau, Kim Kardashian mamą dabar čia visas pasaulis, vėl nuvilnyje. Nu, bet žmonės pamiršta vieną pagrindinį dalyką, čia yra jos finansinis šaltinis. Taip, tai yra jos verslas. Išvaizda, tai yra jos verslas. Jis realiai kokią specialybę neatstovauja. Nėra tokios specialybės. Jis neatstovauja pati save, jis pati yra kaip produktas. Taip. Tai kas nori pirkti pasenusį pieną? Taip. Niekas. Tai tavęs metu tiesiog darai viską, nes tai yra tokio žaidimo taisyklės. Bet ar to reikia kiekvienai pedagogijai ar moteriai, kuriai išvaizda yra tiesiog daugiau dėl savęs, dėl savo pasitikėjimo? Aš labai abejoju ir kaip aš sakiau, aš norėčiau pamatyti vaizdą, kaip visas tas atrodo be tų gražių suknelių, be to golfo. Ir aš galvoju, kad čia dar irgi vėl yra tas marketingo momentas. Jinai, ten būtent Kardashian mama, jinai taip daro, nes čia jos verslas, jinai tiesiog gauna pinigus už tai ir mes per tą socialinę erdvę dabar pasimetam. Mes matom visas tas moteris, tobulas, gražias, visą laiką sustilizuotas, idealiai apsirengusius ir tu sėdi namie ir galvoji, nu kodėl man taip aš vėl džinsus ir maikę užsidėjau ir kodėl aš negaliu pasistengti. Bet vėlgi mes pamirštam, kad jos tiesiog gauna pinigus, čia jų darbas yra toks. Mano darbas yra gal kitoks tiesiog ir reikėtų irgi šitas, numesti spaudimą. Ir dar reikia neužmiršti, kad mes išgyvenam labai ilgą epochą. Vis dėlto, kadangi aš buvau daug metų medijoje, aš atsimenu pirmuosius kartus, kai tu fotografuoja 2 kartus per metus, nes reikia redaktorių skilčiai nuotraukos. Ir kai kažkas pasakė, gal reikia tau paimti drabužius, kažkaip ten aprengti, nes tai užsienio žurnalai ten kažkaip tai atrodo, man atrodo, tai kažkokia pasikėsinimas į mano asmenybę, aš kokia esu, manęs niekas nesamdė dėl to, kad aš kažką apsirengčiau. Aš geriau nusipirksiu ten švarką naują, bet tai bus mano. Ir aš nesakau, kad blogai, dabar tiesiog pasikeitė žaidimo taisyklės, nes dabar mes jau nebežinom, tos autentikos sunkiai pagausim, nes yra žmonių, kurie su stilistais gyvena nuo ryto iki vakaro ir ne tik grand renginiams ruošiasi, jie tiesiog eina kavos gerti, paruošti jau. Taip, tai daugelis, tikriausiai, kas ir labai smarkiai pasikeitė, ypatingai per 5, gal sakyčiau, paskutinius metus. Tas stilistas buvo tokia mistinė būtybė daugeliui. Nematoma jo. Dabar tie visi žmonės darosi labai matomi. Klientai pradėjo apie tai kalbėti ir jeigu, tarkim, prieš nežinau, aš pirmus savo gal klientus prieš 15 metų turėjau, su kuriais pradėjau skraidyti į apsipirkimus užsienį. Ir tai čia tiesiog buvo paslaptis. Mes skrisdavom atskirais lėktuvais ir taip toliau. Jo, dėl to, kad tai buvo ne tai, kad čia buvo kažkas specialiai tą slėpė, bet čia tiesiog buvo toks nesmagu. Ir kitas dalykas buvo gal ir iš mano pusės toks sustarimas, dėl to, kad daug kas to nesuprato ir net mano artimoje aplinkoje, kur jie iki galo nuspręsdavo, kodėl negalima nusipirkti, nežinau, suknės šią vietoje, tada ką tu veiki su tom bobom būdavo, nes daug kas įvaizduoja toks biškelį kažkoks eskortas su suknelėm, čia kažką, čia biškį paslėpkim ir taip toliau. Tai iš tiesų toks buvo, sakau, ne tiek, kad čia kažkas principaliai slėdo, bet tiesiog mūsų gal buvo toks tarpusavio sustarimas, kad tiesiog apie tai nekalbam. Ir man būdavo visą laiką labai fainai iš šono stebėti tos moteris, kurios keičiasi, kurios pradeda labai gerai atrodyti, kurios pradeda gauti tos komplimentus, bet visi galvoja, visuomenė galvoja, kad tai yra tiesiog jų asmeninis nuopelnas. Ir dabar atėjo laikas ir atvirkštinis variantas, kad yra toks new cool turėti savo asmeninį stilistą, kuris tau sutvarko spintą, kuris tau parašys online, ten aš šiandien ateinu į ten darbo pokalbį arba su draugė kavos, ką man apsirengti iš mano spintos, jis žino tavo spintos turinį, jis tau viskas komplektuoja, tu visur tegnyji, dėl to, kad tai yra, sakau, toks... Tai statuso, tiesiog... Taip. Pasaulyje, žiūrėk, yra įsižeidusių žmonių, tu gal daugiau Hollywoodą išanalizavus nei aš, kur ta prasme, kad jie jau turi sėdėti šalia savo žvaigždžių ir jeigu negauna vietos, jau būna... Ta prasme, jaučiasi nepripažinti ir aš jau girdėjau, kad Lietuvoje buvo tokių momentų ir vestuvės ir taip, kur nepakankamo dėmesio nesulaukė stilistas ar grimeris ar taip toliau. Taip, yra ta visa situacija, bet aš jau dabar čia tada iš savo pusės pasakysiu. Taip, tai čia įdomiausia. Iš savo vidaus. Gal pas mane visą laiką su savivertė kažkokios problemos buvo. Bet gal čia mūsų kartos problema? Gal čia mūsų kartos problema.
Bet aš visą laiką savo darbą ir savo galų galia tuos visus asistentus ir kurie pas mane auga, tai jaunoji karta, aš visą laiką sakau, mes esam personalas pirmiausia. Kol tu dirbi, tu esi personalas. Personalas tai yra aptarnaujantis dėl to, kad tu darai paslaugą žmogui. Aš niekada gyvenime nemiksuodavau darbo su pramogom. Aš niekada gyvenime, nors ir mane kviesdavo atsisės prie stalo, prie tų pačių vestuvių, aš niekada nesu sėdėjęs. Dėl to, kad mano darbas pasibaigė ties tuo, kada ten išleidžiami ar nuotaka, ar nenuotaka, ar svečiai ir jie eina švęsti ar ten, nežinau, gyventi savo gyvenimą. O aš tą akimirką, aš galiu eiti gyventi savo. Tai jeigu aš noriu vyno taurės, aš galiu nueiti ar išgerti, ar nežinau, ar į kitą vietą, ar susitikęs su kažkuo, ar galų gale vienas. Bet aš visą laiką savo darbą labai rimtai žiūrėdavau ir dabar dar žiūriu. Ir aš nenoriu jo dirbti 24 valandas per parą, dėl to, kad sėdėdamas tarp svetimų žmonių, tu dirbsi toliau. Tai aš iš esmės to nesuprantu, aš nesuprantu to miksavimo ir to noro kažkokio miksuoti. Kitas dalykas, man atrodo, va tas truputėlį tokia paslaptis, mūsų darbe visą laiką ir būdavo tas wow efektas, kad tu gali, mūsų darbas yra kulisinis darbas. Jeigu tu nori būti žinomas, tau reikėjo rinktis kažką kito, tau reikėjo gal šok, dainuot, vaidint, arba pardavinėti Instagram'e šampūnus. Smarkiai tada. Daug, intensyviai. Tai va, tai aš truputėlį pasilgstu to laiko, kai čia buvo ta visa specialybė ir tas darbas buvo jis toks truputėlį sumistifikuotas. Tai va. Ir kitas dalykas, kad dabar yra labai normalu dėl to, kad yra didžiulė paklausa, tai normalu, kad yra didžiulė pasiūla. Didžiulė pasiūla, ar ne? Didžiulė pasiūla. Klientas gali rinktis iš labai plataus spektro, tiek vardų, tiek kiek jisai nori investuoti, tai tarasme, kas jam yra svarbu. Čia tik tais vėl yra labai svarbu, jau tada kitas momentas - atsirinkti, kad tas žmogus atitiktų tavo lūkesčius. Tai va čia labai įdomus klausimas, nes iš tikrųjų, man atrodo, dirba tie duetai ar kompanijai, kurie jaučia vienas kitą ir jie išlaiko, ta prasme, daug metų išlaiko šitą draugystę. Jų galima pavadinti bendradarbiavimas draugystė. Ar daug tokių moterų turit? Aš turiu, nes aš dirbu realiai su pastoviom savo klientam, tai aš turiu klienčių, su kuriuo mes dirbam ten virš 15 metų. O kaip surasti, aš manau, kad jie ateina su savo norais, jūs matot, turit savo viziją ir jūs, pavyzdžiui, susikėt, prasilenkėt. Kaip tą kompromisą, kad visi, ar sunku jį surasti tą kompromisą? Man asmeniškai ne. Dabar iš esmės pas mane jau kreipiasi žmonės, kurie supranta, ką jie gaus. Kai aš buvau ten ženkliai jaunesnis ir dar buvo ta pati pradžia ir dar, kaip sakiau, ta visa specialybė buvo mistifikuota, tai būdavo tas žmogus ateina ir jis nesupranta, ko šitie atėjo. Ir dar būdavo, sakau, čia būdavo geriausias, būdavo dovanų čekį. Nes vyrai nuperka savo žmonom dovanų čekį. Ir tą vargšę atitempia. Ir šitą nesupranta, ką jie daryti. Tarsi, Nina yra kažkam pasiruošus, nes, kaip čia pasakyti, pirmiausia, gal pradėkime nuo to, kad yra labai skirtingi dalykai. Tai yra, pavyzdžiui, žmogus, kuris su tavimi, nežinau, važiuoja apsipirkti, jo, tai gali būti vienkartinis projektas. Aš galiu tavęs nepažinoti, mes atsėdom, išsikalbėjom, tu man truputėlį apie save papasakai, tu, nežinau, parodai man kelias nuotraukas, tu parodai savo plius minus norus, aš to staigiai sukomplektavau, mes parėjom per pardę, supirkom ir išsiskirstom. Ir gal tai buvo vienkartinis, jeigu tau patiks, gal ten mes žiūrėsim vieną kartą per metus, ar ten vieną kartą kas 5 metų. Tai yra jokių būdų ne stilistas. Tai yra shopping guideris. Tai yra shopping asistentas realiai. Tai yra žmogus, kuris puikiai išmano parduotuvės sortimentą, jisai puikiai išmano kainas, tu jam pasakai, kad aš manau reikėtų ten, nežinau, spintoje trūksta juodo palto, norėčiau gal lemenuoto, bet galim pasižiūrėti, gal jūs manot, ten pagal mano siluetą bus kažkoks kitas, mano biudžetas yra nuo 250 iki 500 eurų, ten visą gyvenimą ateidavau į Sandro ir nusipirkdavau viską, ką gaunu, pavyzdžiui. Ir jisai tau tiesiog padeda. Kitas momentas, tai yra stilistai, kurie dirba su renginiais. Tai kai žmogui yra, pavyzdžiui, jis nieko bendro neturi, nei su šou verslu gali neturėti, jis gal niekada nevaikšto renginius, bet iškrito dukters vestuvės. Nieko neturiu, nežinau, ką kreiptis, pas dizainerius bijau eiti, nes padarys papūgą ir ten taip toliau. Tada atsiranda tas žmogus, kuris
ten, nežinau, po valandos pokalbio tau plius minus dėlios, tave nugaidins. Jūs galite nueiti į tą nuomos punktą, pabandykit pasižiūrėti ant atviresnę pečių liniją, dar kažką, tada sutvarko, nežinau, plaukus, veidą, nagus ar ten dar kažką ir gaunasi rezultatas, kuris gaunasi va toks. Tai yra vienkartinis. Ir tada yra stilistas. Tai yra žmogus, tai yra labai daug specialybių viename. Nes pirmiausia ir ilgiausias laikas tai užtrunka konsultacijos. Dėl to, kad pirmiausia, tu turi būti 100% pasitikėjimas. Klientas turi visiškai atsiduoti ir nemeluoti. Taip, o melas būna, kokios kategorijos melas? Bet kas, jūs turit labai atvirai išpasakot viską. Ką mėgstat, ko nemėgstat, ko užsiimat, aš turiu realiai apie jūs žinot viską. Kaip apie jūsų pomėgius, laisvalaikį, apie jūsų gražias jums kūno dalis ir negražias. Tarsi realiai, jūs įsivaizduokit, kad tai yra išsirengimas prieš visiškai svetimą žmogų. Nogai. Ir dar apart to, kad tai yra antiek nemalonu, nes tavęs pirmiausia klausia ne apie tai, kas tau gražu, o kas tau yra negražu. Ir tau baksnuoja. Kad pas jūs ten tas pavytė, čia reikia pakelti, čia reikia paslėpti, ko tu gal niekada gyvenime apie tai net nebuvai susimąstęs. Tai tarsi, kad va tada, jeigu įvyksta, va čia ir įvyksta va tas it's a match ir ta draugystė trunka labai daug metų. Dėl to, kad tikras profesionalas niekada nedarys kardinalių pokyčių. Dėl to, kad tu turi ragauti po biškelį. Neturėjau ne vienos klientės, kuri per tiek metų, kurie ateitų ir sakytų, žinai, padegiau spintą, vasėdžiu su džinsais ir, nežinau, baltais t-shirtais ir man kem 5 ir noriu tiesiog pradėti viską nuo nulio. Iš naujo. Nebūna taip. Dėl to kitas dalykas, kad dažniausiai į tokius žmonės kreipiasi moteris dažniausiai, kurios yra 40+. Tai yra nes aš visą laiką sakau, iki 30 plius minus mes eksperimentuojam su savim, po 30 tu jau pradedi taip stabiliau save žiūrėti. Tu jau plius minus žinai, kas tau tinka, kas tau netinka, tu dažniausiai tokių big kažkokių klaidų nepadarysi su savim, nes tu pradedi gerai jaustis tame, kaip tau yra. O po 40 atsiranda laiko labai daug savo. Vaikai paaugę, darbai kažkiek jau padaryti, pinigų, jeigu yra. Uždirbta. Jo, tai tada toks atsisukimas veidrodžioje save ir galvoja, o dabar savo aš noriu kažką duoti. Bet iš mano pastebėjimų, kad šitos moteris, jos kaip tik labiausiai bijo kryptis, jom nedrąsu yra. Net iš skambučių savo asmeniškai, aš nestilistė ir taip toliau, bet klausia apie rinką, jeigu kažkas, jom labiausiai nedrąsu, jos labiausiai susigūžusios yra. Jo, bet matyt vis tiek, kai atsiranda tas vidinis poreikis, čia sakau, čia toks kaip kažkada buvo gėda sakyti, kad vaikščiai pas psichologą. Taip. Kur dabar tai yra visiškai norma jo. Taip ir čia tikriausiai, kad mes daugam iki to, kad tau tiesiog atsiranda natūralus poreikis pabandyti. Kitas dalykas, dar yra vienas svarbus momentas, kad dažnais atvejais tai būna moteris, kurios arba nenori skirti tiek laiko tam dalykui, bet nori, kad jas atkreiptų dėmesį, arba nori visą laiką to gero vaizdo. Ir antras dalykas, tos, kurios nori paeksperimentuoti. Kurios gal va tą savo ten tą 20 suaugusio žmogaus metų, gal jos labai sunkiai dirbo, arba buvo labai šeimoj ir tas toks įvyko lūžis. Ir tu toks kaip paleistas iš vienkiemio po 20 metų. Tu žiūri to žmonės ir visi tokie gražūs, o tu nesupranti, iš kur tie rūbai, iš kur jie gauna to visko. Ir tada tu pradedi įbėgi į vieną kitą parduotuvę, pradedi ant savęs dėti, bet tu nebesupranti, tau čia tinka, netinka. Nu toks, tai tau tada reikia tada tas poreikis yra tokio žmogaus, su kuriuo tu galėtum padaryti tą gerą bendrą rezultatą. Tai yra, sakau, tai yra labai daug metų trunkantis procesas. Ir žmogus tam turi nusiteikti. Nes tikriausiai, jeigu aš pasakysiu, aš noriu atrodyti taip, tai jūs galite mane aprengti, bet jeigu aš ten jausiuosi kaip nesu savo oda, tai kas iš to? Taip. Ir kitas dalykas, va čia vėl mes grįžtam prie pradžios, nuo ko ir pradėjom. Nereikia visom atrodyti kaip Taylor Swift. Tikrai taip. Arba Donatella Versace. Tu gali inspo pasimti iš bet ko, bet realiai tai vis tiek, kaip aš visą laiką, kai su nuotakom dirbu, aš turiu tokią topinę frazę, aš sakau, jūs supraskite, aš dirbu kitaip, nes jūs dirbsit už mane. Nes at the end of the day aš galiu padaryti savo darbą, bet suknelė tai ne mano, suknelė turi būti jūsų. Ir jeigu ta suknelė, jūs sakys, kad tai yra mano suknelė, tada ta magija ir įvyks. O jeigu ne, tai bus dar viena suknelė. Koks skirtumas pas ką pasisiūt? Pas Rimdžių, pas ten Juozą, pas Rainį, pas Valentino ar dar kažką.
Bet dabar tada, jeigu paminėjot kolegas, ir man įdomus vienas toks aspektas yra, kažkada seniau, kai buvau jaunesnė, galvodavau, kad talentingas žmogus, tai pavyzdžiui, tas, kur gerai, jeigu mano profesija, kuri labai gerai rašo, jeigu dizaineris, kuris žino viską nuo A iki Z savo darbą ir yra ten talentą, išpildymo talentas. Dabar bėgams metams aš suvokiu, kad talentinga asmenybė, apskritai tai yra komponentas savybių. Ir bendravimos, ir tam reikalingas ir bendravimas, ir profesionalumas, ir aš nežinau. Net mokėjimas pasakyti ne. Ir matai, kad jeigu žmogus tau netinka, tai būna spėju. Tai būna. Nes aš manau, kad kai kurie mūsų kūrėjai taip labai nukenčia dėl savo asmeninių savybių. Labai talentingi žmonės. Taip, Gitana, bet, kaip aš sakau, prieš renkantis profesiją, gal reikėtų irgi tą įsivertinti. Pavyzdžiui, mano darbe aš labai daug laiko leidžiu tarp žmonių, nes tai yra mano darbo dalis. Tai jeigu aš visą laiką sakau už tai, viena pagrindinių savybių, kurias tu turi turėti, tai yra meilė žmonėm. Tau turi būti gera būti tarp žmonių, tu turi norėti girdėti žmonės, norėti suprasti žmonės, norėti įsiklausyti žmonės, norėti jiem padėti. Nes be to, tu gali būti super wow, tu gali būti pabaigęs, nežinau, aukščiausios kategorijos universitetus ir taip toliau. Čia nepaeis tiesiog. Čia kaip, nežinau, yra vadyba kokia arba pardavimai. Juk irgi reikalingos tam tikros charakterio savybės. Ir kai sako, jam pasisekė. Ne, jam nepasisekė. Jis tiesiog labai tikslingai apgalvojęs pasirinko. Ir dėl to taip ir gavosi. Bet jūsų kelias irgi toks, kiek pamenu. Jūs mano irgi toks, bet aš labai būti... aiškiai buvau savo susiformavęs ir iškėlęs, nežinau, kažkokias tai užduotis matyti gyvenime, ko aš noriu. Pirmiausia, ir ką aš turiu padaryti tam, kad aš tą gaučiau. Tai ta prasme irgi čia jokios čia nepasisekė. Čia keliai, kaip čia pasakyti, ir keliais, ir takeliais buvo. Tai ir dabar tas pats vyksta. Tai čia, ta prasme, mano darbe man daug kas sako, bet blemba, tai tau ten 25 metai, čia darbo, čia trampam, kam tau čia reikia, kad čia plėšas po 14 valandų. Tai aš sakiau, jūs įsiklausykit dabar, ką man šnekat. Tai kokiu būdu man atkratyti klientą? Čia man dabar visi verslo patarėjai dabar pasakytų, kel kainas. Kiek? Aš žinau labai gerai grupę žmonių, su kuria aš dirbu. 2 3, gerai, atkris 20%. Tai gerai, jeigu aš dirbu dabar po 14 plus minus valandų, aš dirbsiu po 13. Kažkas mano gyvenime pasikeis nuo tos valandos, nemanau. Kardinaliai, tai kaip tada aš atsistoju prie užrašymo ir skaičiuoju, NDND, TRAN. Ir sakau, laba diena, tiesiog po 15 metų, ačiū labai, kad bendravom, susiraskit kitą. Kaip tas viskas vyksta? Todėl, kad liktai, čia yra įdomus momentas, vėl. Visi mes dirbam tam, kad turėtume tai. O tada, kai gaunam tai sakom, oi ne, aš tai nebenoriu tai dirbti. Tiek daug, štai. Tiek jau nebenoriu, nes aš čia jau tiek užsidirbęs, supranti, kad jau dabar čia man šito nebereikia. Tai palaukti, ko reikia. Bet renkantis darbą, tu supranti, kas tavęs laukia. Nes mano srity tas laukia visų. Nes arba ar tu dirbi su Jennifer Lopez, ar nežinau, su mūsų vietiniam žvaigždėm, o gal ir ne žvaigždėm. Nes mūsų darbas patarnauti klientui. Patarnauti klientui reiškia derintis prie kliento. Ir tikriausiai tas ir yra, kad asmeninės savybės, kad jums malonu bendrauti, šiltas su jumis gerai ir jūs dėl to turite tą klientų bazę, kurie pats 15 metų eina. Ir jeigu jūs staiga išbrauktumėte, tai būtų visiškai prieš tai, kas jūs esat. Tai net neįmanomas dalykas iš principo. Nes tai reiškia, aš pats turėčiau kažką savo charakterį labai smarkiai pakeisti. Kad to tiesiog atsakyti, bet tada sakau, tada aš nesuprantu, koks tai yra darbas, nes mūsų darbė irgi, mūsų specialybė, man atrodo, yra labai svarbu toks, kaip aš sakau, yra techninės dalis, kurio ten rankos atmušimas, ten dar kažkas. Kuo tu daugiau dirbi, kuo daugiau skirtingų figūrų, moterų atsistoja, tuo tu labiau lavini savo regą, nes mes juk suprantam, kad ant popieriaus nupiešti eskizą, tai galima labai gražu, bet realybė dažniausiai, labai kardinaliai skiriasi nuo to. Bet tai profesionalas yra tas, kuris padarys ne popierių, o padarys tą, kad tu stovėdama prieš veidrodį, tu matysi, kad iš tikrųjų. Išleidžiate į grantų vakarą, sakykime, kur Lietuvoje matyti kokie 2-3 būna, 5-7 moteris, ar ne? Koks procentas jums tikrai yra wow ir kiek atmetat, kad reikėjo tobuliau padaryti? Tai aš esu tas, kur aš mėgstu šiknoja grastus ieškoti. Tarasi, čia yra mano charakterio savybė irgi labai gera.
Tarasne, aš gal įvardinčiau, koks yra procentas per tos 20 metų vykęs, kada aš sakiau, wow. Tai labai mažas, labai mažas. Aš tikrai dabar esu po tiek metų išmokęs džiaugtis rezultatais, tikrai, kai jie gaunasi geri. Didžioji daugumoje dabar tie rezultatai yra labai geri. Bet aš visą laiką manau, kad galima padaryti dar geriau. Ar turi dar kažkokių tai moterų, kurias būtinai, kažkaip tai va širdis, dar nėra jūsų klientės, bet Lietuvoje? Tai va, Gitana Bukauskinė, pavyzdžiui. Tai pati prisiprašė dabar. Man prisiprašau, aš irgi tikrai labai norėčiau pabandyti, iš tikrųjų, bet aš esu, mes su Grete esam čia. Gal iš tų, kaip nors, nuvažiuosi, nusipirksi, bus ramu, kam čia sukt galvą, nieko nebenustebinsi. Aš šiaip tai nuo gimimo turiu asmeninę stilistą, jeigu ką. Tai šiaip, bet kokius 20 metų neklausiau jos, netgi priešinausi iš esmės, bet čia gal mano charakteris arba amžius. Po to pradėjau klausyti, o dabar man jis sako, tai... Tu neklausk, tu viską taip gerai padarai. Ir aš dabar jau nebežinau, gal jinai nebesako, tiesiog jau pasidavė, ar čia iš tikrųjų gerai. Tai buvo vienas mūsų labai aštrus etapas, aš atsimenu, būtent tą Vokietiją ir tie aptempti džinsai, kadangi jos figūra yra visai ne to tipo ir jinai sako, kodėl tu juos nešioji? Ir man tuo momentu tiesiog neatėjo į galvą, kad ji nori būti seksi. Taip įsivaizdavo. Ir tas toks pritapti prie kažko, visos taip nešioja. Ir dabar kaip man pasakysi, kad aš negaliu. Mano draugė tai užsidėjus ir jai tinka. Kodėl man netinka? Čia toks atrodo, kodėl? Bet užtat mes labai greitai išsprendėm vestuvių klausimą, kur svarbiausias moters, ar ne, buvo. Iki mes labai greit susiskambinom, pasiemam mums greitai vestuvėm pasiruošėm aš per 2 mėnesius ar pusantro, su visai viską. Mūsų pagrindinis buvo, kadangi mes tuokėmės bažnyčiai, mums reikėjo pamokėlės išeiti bažnyčios. Tai mūsų buvo ilgiausias tas periodas, kurios buvo 8 kas savaitę, tai 2 mėnesiai. O visa kita buvo kažkaip labai paprastai pasimatavom kelias sukneles, labai aiškiai matėsi, kas man tinka iš principo. Kadangi norėjau tokio gal minimalaus miesto stiliaus, tai irgi stilistika aiški, tada nusipirkom porą suknelių, užsidėjau, jis sako, abi tinka, rinkis, kurią nori. Tai pasirinkau, kuri mano, išrinkom batus, papuošalų nereikia, ten auskarai ir viskas, vestuvinis žiedas ir baigiam. Bet tai dėl to, kad čia, aš dėl ko tą klausimą pasukau, kad dabar yra tokia pompa apie tas vestuves ir kaip, pavyzdžiui, dylinti su tom šiek tiek būna išprotėjusiom nuotakom. Jų yra, aš žinau iš žurnalų, iš savo istorijos žurnalistinės, kad jų egzistuoja. Visko būna. Aš darau tokias mini nuotakų atrankas. Aš norėjau sakyti, kad... Jo, mes turim tokius pirmus mitus, kur tiesiog susipažinti, išgerti kavos, pasikalbėti, pasižiūrėti lūkesčius, norus ir taip toliau. Ir kadangi aš esu toks savo srity daugiafunkcinis, tai aš tiesiog išklausęs galiu tiesiog pasakyti, kam verta siūtis. Kam verta siūtis ne pas mane, o verta siūtis pas kažką iš kitų kolegų. Kam užtenka tiesiog pasimti stilistą, atsisėsti prie Farfetch, užsakyti 4 sukneles, parsisiųsti ir viena iš jų bus tikrai tavo. O kam tiesiog nuvaryti nuomos punktą ir išsinuomot, o gal tiesiog nuvaryti pas, nežinau, ksarankę suvėją su nuotrauka ir jinai padarys. Jeigu išsikalbi apie pirmą tą pokalbį, nėra jokių tų nuotakų pabaisų. Aš tik tai kaip tik aš labai daug girdžiu kitos pusės istorijų, kur siuvo, nedasiuvo, ėjo, suplyšo, tada, nežinau, pažadėjo, nepadarė ir visų kitų dalykų. Tai kitas dalykas, vėl man atrodo, kad tai yra šventė, kur tu suvoki, kad ne visi yra tie dėmesio maniakai, kur aš stoviu tas 12 valandų ir mane visi žiūri ir man taip fainai ir aš taip laukiu, kada tas vyks. Didžioji dauguma, tarsi tai yra stresas. Iš esmės, ta diena yra stresas. Ir tai yra didžiulė atsakomybė prieš visus, nes liktai vertina tave, vertina tavo skonį, tavo indėlį, tavo finansus. Kiekvienas iš svečių gali pasakyti, žiauriai neskanus kotletai buvo, suknelė baisi, ten dar kažkas. Už tai tu įvarai jau save iš karto į tą tokį, kad dabar reikia kažką ypatingo čia jau padaryti, jau nustebinti ir taip toliau. Ir tu tą žmogų, kai tu nuleidai ir tu jį nuramini ir supranta, kad čia viskas gerai, čia yra taip, tai yra labai svarbi šventė, bet už tai suknelė turi labai integruotis ir turi atitikti tave, čia ne kaukių balius, ne įmonės vakarėlis, čia kažką nustebinti, nieko nereikia nustebinti.
kaip tik atrasti tą raktą, kas yra apie tave, kad atsisukęs sakytų, wow, nu čia tikrai yra Greta. Jeigu tu šokėjai ir žinai, kad tu visą naktį šoksi, tai tu turi šokti su tą suknelį ir dėvėti tokius batelius, kad tu galėtum šokti. Taip, tai už tai sakau, man tai atrodo, kad tos nuotokos siaubūnės dažniausiai atsiranda iš to nesusikalbėjimo arba to persitempimo ir atmestinio požiūrio gal žmogų truputėlį toks, taip. Visom gerai, tai ir tau bus gerai. O tai čia dar viena atsirado, matai. Ten tiek metų dirbu, dabar čia sėdės ir aiškins. Apsimausi ir eisi. Ten tipo. Bet tai būna, ne, ta tokia tonacija. Nešu, kad būna, visko būna. Tarasa, tai... Bet vėl, kaip aš sakau, čia vėl, suprantat, čia irgi negali sakyti, kad nei čia gerai, nei čia blogai. Tiesiog taip yra tokia realybė. Juk, nežinau, sadomazochizmas irgi nebaudžiamas. Taip. Juk kažkam patinka, kai biški užtvoja per galvą karts nuo karto. Tu gali paburbėti, kad tau nepatinka, bet toks biški vis tiek patinka. Bet vis tiek faina, kad tave kontroliuoja. Tai va čia irgi, kai tau sako, bet tu stora, nustok ėst. Ir tada tu iš karto taip susijimi, matai, svetimi žmonės sako, gal jau čia laikas, mat nemesvorio. Bet būna tokių, kad sakot, reikia sublokti. Ne, aš nesakau. Aš nesu nei vienai moteriai pasakęs. Savo aplinkoje tai aš dažnai sakau, kad jūs visos storos. Ne, tai bet čia yra normalu, tam jos yra. Jos yra mano ta apsauga nuo klientų, kad aš neišnešiu tą viską prie klientų. Bet iš tikrųjų tai ne, aš niekada nesakau. Man atrodo, kūnas yra mūsų pasirinkimas. Šiais laikais yra mūsų pasirinkimas. Ir drabužis šiaip iš principo yra tam skirtas, kad tu bet kokį kūną gali padaryti. Taip, tai aš sakau, tai bepigu dirbti su 3,6 dydžio 1,80 m. Ir dar būtų patogu labai be krūtinės ir neturėtų klubo. Jo, taip. Tai tiesiog iš vienos maikės tiek gali pridaryti visko. Visai greitai ir įdomiai ir viskas žiauriai gerai atrodys svarbiausia. O ar aš būčiau teisė, jeigu jūsų kūrybinę šitą kelią pavadinčiau, kad, kaip sakė jo mamota, ar ne? Kopijuok, kol pajusi savo stilių. Kol pagausi, kur tu esi stiprus. Taip, vienareikšmiškai. Ir dabar man yra, kai tu tiesmukai kažką dabar nukalinėjai, tai tas akivaizdžiai matosi. Dabar ypatingai, kai gyvenam tokiais laikais ir socialinės medijos, ir žurnalų, ir spaudos, ir kelionių, ir viso kito. Bet iš kitos pusės, jeigu tau reikėtų sukurti kažką tokio, kas būtų tikrai apie tave, tai tu turėtum minimum 5 metų išvažiuoti vienkiemį, atsijungti nuo socialinės medijos iš esmės nuo visos informacijos ir apsikabinęs medį pasėdėti. Gali būti, kad per tiek laiko išsivalytum. Gali būti. Bet gali būti, kad grįžęs net po 5 metų tu vis tiek prisiminsi tą, kad tu gėriai tuos prieš tai buvusius, tarkim, ten 30 metų į save tą visą informaciją. Taip, informacija jinai veikia. Tai sakyt, kad aš sukūriau kažką unikalaus, o mane nukopijavo, tai šiais laikais čia yra tiesiog, yra vaikiška labai. Bet kad aš tai esu 100% tikras, kad practice makes perfect. Tu gali teoriškai mokytis labai daug metų, baigti pačius geriausius universitetus, kai tu atsistoji šalia kliento ir tu supranti, kad tu nieko nemoki. Taip, bet čia gal ir net kaip pati rengiesi lygiai taip pat. Ir tavo atveju aš manau, kad aš visą laiką, kai žiūrėdavau iš šono, aš jau tikrai gal paauglystėj suprasdavau, kad mano mama tikrai dirba toj srity, jinai yra labai stilinga moteris, tikrai pripažinta visuotinai, bet man nuoširdžiai tai neatrodydavo, kiekvienas tavo derinys labai gražus, aš kartais pagalvodavau, kodėl jinai negali tą tėvų susirinkimą užsidėti aukštakulnį ir sijoną pieštuko formos ir būti normali nors kartą. Ir kodėl jinai negali, ir man tikrai tai gražu. Ir aš manau, kad ir tau pačiai tikrai nėra kiekvienas derinys, sakytum, čia 10 iš 10. Oi, tai ne, aš irgi labai savikritiška, bet aš gal jau dabar tai matyt, tai nebesigilinu, aš tai rengiuosi taip, kaip man patinka, aš niekam už nieką neatsakinga ir taip toliau. Taip yra mano gyvenime buvę renginių, kur aš gal ir mąstydavau ir galvodavau, ką čia ir kažkokia atsakomybė slėgdavo, bet dabar baigėsi etapas ir, dabar apskritai, kam nepatinka, tai nepatinka nieko, aš tokia esu. Bet ir, tai gal ir nereikia čia visiems patekti. Tai aš netikiu, kad tai įmanoma. Galim kažkuris iš mūsų pabandyti.
Ne. Ne. Per didelis vargas. Čia va irgi apie tas, kol kažkam patik, nes va aš net ir jai gal, kai kažkokį, nežinau, kažkokį, būdavo mano mokyklai skalbadieniai, čia 5 dienas per metus galima būdavo uniformas ateiti. Ir aš prisimenu labai gerai, kad jinai man kažkokius ten platėjančius džinsus uždėjo, kažkokius odinius, bet neprisiminsiu tiksliai, bet ten megztukas, odiniai badai, platėjantis džinsai, ir aš jaučiausi, galvo, tikrai gerai jaučiausi, nes mamai buvau labai graži, bet aš pati taip prastai jaučiausi visą tą dieną mokyklą ir galvoju, čia tą vieną dieną, kai tu gali užsidėti kažką, kur, nežinau, kad ir parodysi, kas tu esi, ten 15 metų. Ir aš išnaudojau dabar šitam keistam outfitui, žinai, kuris ir šiandien nebūtų mano, jis tiesiog, gal ten nėra mano stilistika visiškai, bet tas ir yra, kad kai va šitą paleidai ir kai jau niekam nereikia tik nei vyrams, kuriems gal gražu visą laiką minę, kaip pavyzdžiui. Tai ką dabar visai su minekais ir vaikščias, žinai, nei mamai, nei darbdaviui. Yra tam tikros gal taisyklės tam tikrose srityse, ten darbe, renginiuose, vis dėlto yra tie dress kodai, tai aš neskau jų nepaisyt, bet va tą tokį bendrą turėt, kas tau tinka iš principo. Aš tai iš tikrųjų truputį pasilgstu tos, stebėdama kitus tos laisvės, nes aš noriu pažinti žmonės. Nes kai aš matau vis dėlto vieno stilisto darbas, ar šoperio, kaip mes sakykime, jisai unifikuoja ir tam tikros asmenybės man būdavo, sakykime, prieš kokius 7 metus, jos įdomios kaip moteris, va šiaip iš savęs, nes turėjo labai aiškiai stilistiką ir taip toliau, tuo būdavo žavęs. Ir staiga kokios 5 iš jų to paties stilisto klientas tampa vienodos. Kodėl visas žavesys nubraukiamas? Tai ne dėl to, kad jos tampa negražesnės. Jos tikrai šiuolaikiškesnės, madingesnės ir taip toliau. Bet dingsta autentiškumas tas, kur faina pamatyti, faina, kad suklysta, faina, kad kažkaip kitaip iškrenta iš konteksto. Bet va čia tada mes prieinam prie to profesionalumo. Kiek, kas yra tas stilistas? Tai stilistas pirmiausia, tai turėtų būti žmogus neturintis savo stiliaus. Stilistas neturi turėti braižo. Va, tikriausiai. Nes jeigu tu, nežinau, Balenciagos Triple S-us uždėsi mums visiems 3, mums dar visiems 3 mokėjai. Mums visiems gal 3. Bet iš esmės, čia yra toks labai geras daiktas, aš atsimenu jo, kuris, kai tik pasirodė, labai jį pasigavo ir pradėjo visiems siūlyti. Ir mano viena labai gera draugė, kuri tuo metu irgi buvo pasisamdžius vieną žinomą stilistę. Ir aš sakau, bliamba, kaip man įdomu, sakau, tu man viską papasakosi. Iš vidaus, kaip dirba ten, ala. Ir aš mes sustinkam ten vinelio su ją ir sakau, tai ką aš rinko ir nesako, žinai, tai fainai, taip gerai sudėlioju, žinai, aš dabar taip super madinga tokia jaučiu, žinai, jau buvau tokia pasenus visa, o jinai yra tokia nedidelio ūgio, tarsi turinti viršsvorį, nestambi, bet turinti viršsvorį, bet jinai su savo kūnu tokiu moterišku formu, faina, mergina. Ir jis sako, tai žinai, man tokį oversize švarką uždėjo čia iš karto, diržą užrišo, žinai, ant viršaus. Ir tada, tu situoj, niekada gyvenime negalvojau, kad man tinka platus džinsai. Uždėjo tokie platus. Ir Balenciagos Triple S-us. Aš sėdžiu, klausau, sakau, tau. Ir jinai, dabar sakė, čia taip čia reikia vaikščioti. Ir aš tai sakiau, nesakysiu vardo. Sakau, tu žinai, kaip į ką bus panaši? Smurfa. Realiai. Tarsi, jeigu imti inspo, iš to, ką pasakoju, galvoju, kaip aš dėlios, tai yra smurfas. Tai jeigu tu nori atrodyti kaip smurfas, tai tada taip įrengtis. Ar daug jaunosios kartos, sakykime, kuriuo aš matyti jau nepažįstu, nes aš žmonės daugiausia pažįstu iš tos ryties, kur kažkaip augo su žurnalais, jų karjera prasidėjo žurnalais ir jie tęsia toliau, ar ne savo verslą, ar dabar... Kur jiems užaugti tiems jaunesniems žmonėms, jeigu jie nori būti stilistu? Bet aš manau, kad Instagramas ir tas individualus toks pastailinimas čia yra žiauriai gera platforma, nes mes kaip tik neturėjom tokių galimybių. Mes neturėjom tokių galimybių dirbti su skirtingais. Tik čia ant to grėblio ant piniginio grėblio yra labai svarbu neužlipti. Nes čia yra labai lengvi pinigai. Jeigu tu pasidarai 3 eilutės, kurias pardavinėjai už eilutę po 25 eurus, galvoju, aš durnas, kad dabar dėl tavęs čia stengsiuosi ir varinėsiu per pardas. Imk šitą iš karto. Tai, o iš kitos pusės tai yra galimybė tau dirbti su skirtinga auditorija, su labai skirtinga auditorija. Tu juk gali labai daug dalykų dabar daryti. Tai man tai atrodo, kad pas mus buvo variantas žurnalas, televizija, ir paties yra asmeninis kelias kažkoks. Mano asmeninis kelias ir tai buvo
Tai buvo, jisai čia tiesiog, čia reikėjo labai įrodinėti pačioje pradžioje, kad ir čia apie jokias kažkokią piniginę grąžą net nebuvo kalbos, nes aš bandžiau įtikinti žmonės, kad mes kartu auksim ir mes kartu mokysimės, kas leiskit man prisiliesti prie to. Tik sakau, man atrodo, kad mes iš naujosios kartos turėsim labai nerealių žmonių. Tiek dizaino prasme ir dabar kas vyksta. Ir čia mūsų, sakau, mūsų senoji karta visaip kaip rėkia, kokie jie netalentingi, kokie yra. Ir aš matau žmonės, kur lietuviškos pavardės atsiranda Paryžiuje ir kurių niekas nežino Lietuvoje. Ir jie nereikalauja jokio dėmesio, jokių kažkokių ten į save atsuktų prožektorių. O jis puošiasi pasaulinio garso žvaigždės. Tarsi, čia yra big deal. Aš kažkaip labai tikiu tą ateinančią kartą, ateinančią, jie jau yra atėję, jie jau yra. Ir aš manau, kad būtent šitie žmonės ir padarys kažką big. Ir dar sugrįžčiau prie vienos temos, kuri man labai įdomi, nes atsimenu, kažkada interviu sakėt, kad jūsų artimas labai santykis su mama, kas man irgi labai jautru ir kad jie labai lemtingą vaidmenį jūsų gyvenime vaidina, matyti iki šiol. Taip, vis dar. Kiek kartų jai skambinat per dieną? Ne, čia. Mes susirašom tikrai, aš šiandien parašiau jai, kaip jos sveikata, pavyzdžiui, aš parašau tarasne, bet skambintis, žinot, mano mama jau sensta, tai čia pripažinkim, tai žmonių visų mūsų laukia tas pats, mūsų charakterio savybės ryškėja. Tai mes kaip aš su savo sese kartais kalbu, sakau, aš tiesiog nebeturiu kantrybės. Labai suprantama. Tai aš labai myliu savo mamą, labai esu dėkingas už daugelį dalykų ją esu, bet, ta prasme, jeigu taip atvirai, aš tikriausiai skambinu 2 kartus per savaitę. Tai yra jai dovana. Taip. Ir jums dovana, kad galite jai paskambinti, nes aš jau nebeturiu. Kad aš turiu kam paskambinti, jo, ir aš tą tikrai labai vertinu. Tai čia sakau, čia tas prieš tai tos visos istorijos tokios vis tiek su sarkazmu daug, bet iš tiesų tai aš labai laimingas, kad turėjau galimybę tiek metų pažinoti šitą žmogų. Šitą žmogų, kuris, kaip supratau, ir kompensavo jum ir tėtį, ir mamą, ir buvo 2 viename. Taip, tai buvo 2 viename ir sakau, dabar kažkaip tai sakau, o ypatingai jaunesnė ta karta, jie neprisimena to viso laikmečio. Man iš vaikystės yra atėjęs tas ir kad tai buvo, jeigu dabar tai yra visiškai tokia norma tapusi ir iš tiesų tas skyrybų bumas jis yra pakankamai didelis ir kad net savo aplinkoje, kiek aš turiu išsiskyrusių draugų, jie visiškai vaikai net nejaučia kažkokio tai, čia yra visiškai norma. Su abiem tėvais, tiesiog tie tėvai turi atskirus gyvenimus, bet tie tėvai kartu per kalėdą sėdi prie bendro stalo. Yra ir tokių atvejų. Tuo metu, kai aš augau, tai tos skyrybos buvo baisus reikalas. Ta prasme, tu realiai užkilindavai santykis kažkuriuo vienu iš tėvų. Tai mano atveju buvo su tėvu. Tai toks, už tai sakau, aš nemeluosiu, kad man jo trūko ir labai labai trūko. Bet aš turėjau tikrai labai labai tokią stiprią mamą, kuri man neleisdavo davaryti savo minčių iki to, kad man kažko trūksta gyvenime. Tai čia nerealu. Tai aš tada būdavau toks iš karto, kur man duodavo veiklų kažkokiu, aš visą gyvenimą būdavau visko užsiėmęs. Kad mažiau galvoto, veikti ir augti. Taip. Ruošia tam nuostabiam gyvenimui. Žodžiu, jei ką, skambinkite mamai. Taip, geras. Tarkite, daug žvaigždžių, kiek atsimenu iš daugybės interviu ir ypač jaunesnė karta prisipažįsta, kad kai jiem būna labai labai sunku ir kai jų atrodo niekam nebėra ir kam pasiskūsti ir taip skambina mamai. Ne, bet čia sakau, čia labai, reikia nepamiršti, nuo ko viskas prasideda. O prasideda viskas nuo mamos. Tai čia... Taip. Tai ačiū labai.
Taip, kad ačiū. atvykote pas mus. O dabar prakalbėjus 1,5 valandos, dabar perina vėl ant jūs. Aš gal tada baigsim šitą nesąmonę. Nes aš noriu, ta prasme, noriu išlaikyti kažkokį tokį, gal, aš nežinau, kokia forma yra artimesnė. Vieni žmonės gal nori, kad juos kryptųsi jūs, kiti žurnale krypdavomės jūs, kaip kiti tu. Man irgi norėsi pasakyti tu, todėl kad 100 metų žinai, stebėjai žmogaus vystymus, stebėjai darbus, man visi atrodo tokie artimi tie žmonės, kuriuos tu matai dešimtmečius. Taip, bet mes visi kartu, mes tik visi kartu ir augom. Iš esmės, mes visi kartu ir augom. Aš sakau, aš negaliu patikėti. Aš, pavyzdžiui, kai prisimenu tą laiką, kai aš turėjau pirmą savo projektą. Tai mano savaitę dėliodavosi taip. Aš gavau tada Kelias į žvaigždes stilisto poziciją. Tai tuo metu čia būdavo, kai tu atvažiuodavai Mažeikius, visi Mažeikiai būdavo prie Kultūrgės, nes jau būdavo koncertas. O tada, kai baigdavosi koncertas, visi Mažeikiai stovėdavo ir rėkdavo, atrodo, kad ten Justin Bieberis buvo atvažiavęs. Tarsi apsauga laikydavo žmonės ir tada mes visi bėgdom į autobusą. Iš paskos autobuso važiuodavo suaugę žmonės paskui autobusą iki pirmos degalinės, kur visi išlipdavo kebabo ir alaus ir ten, nežinau, parūkyt. Ir jie puldavo ant tų žmonių, kurie buvo scenoje. Puldavo. Tai aš tuo metu jau dirbau Figaro ir tuo metu aš turėjau tikrai jau tokį nemenką klientų srautą. Tai būdavo taip. Nuo pirmadienio iki penktadienio aš dirbdavau kirpykloje. Tada trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį vakarais po darbo aš varydavau į Akrą atsirinkinėti jiem visiems daiktų. Tada tuos 3 vakarus su tais daiktais varydavau su trūliku namo ir tada tos daiktus visus komplektuodavau. Ką reikėdavo dar sigamindavau per tas naktis. Tada šeštadienį atidirbdavau pusę dienos dar, tada sėsdavau į autobusą ir su visais tais maišais iš stoties aš važiuodavau į tą miestą, kuriam vykdavo tada pasirodymas. Tada aš viską surengdavau, pasibaigdavo filmavimas, tada priklausydavo nuo miesto, bet dažniausiai būdavo tarp 2-4 nakties, tu grįždavai namo, tada aš per tą likusią naktį, aš skalbdavau daiktus ir tada sekmadienį viską atlyginęs ir džiovinęs turėdavau grąžinti parduotuvėm iki vakaro. Tai buvo tokia realybė. Tai dabar, kai aš dabar jau, ačiū Dievui, man nebereikia dirbti su visais projektais. Bet su paskutiniais, kai aš jau dirbau su savo asistentais, mano asistentai turėjo savo asistentus, tie asistentai turėjo savo asistentus ir dar vairuotoją. Ir tada buvo žiauriai per sunku dėl to, kad davažiuoti iki Joglės tarsi yra tiesiog toli, jam reikėdavo atskiro žmogaus, kur dedikuoti tą darbą. Tarsi palenkt kelnes, tai yra tiesiog misija kažkokia, kur yra šlikštus darbas, kur ar aš siuvėjų kursus esu baigęs, kad aš šitą baisybę daryčiau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš atsimenu, aš sėdžiu, aš klausiu, aš galvoju, o tikrai gal dinozaurai vaikščiojo, kai mes tą viską pradėjom. Kai kalbė apie tą laiką, kai tenka prisiminti tą laiką, aš už tai be galo esu dėkingas likimui, kad aš tą laiką turėjau. Taip, aš irgi lygiai taip pat. Kai mes čia apie tas visas frazes, kad čia per kopijavimą tu kažkada gali būti, kad atrasi kažką savo, tai be to laiko nebūtų ir dabartinio laiko. Nes tu tiesiog nebūtum užaugęs. Mes ir alkani buvom visom prasmėm, kūrybinė prasme, finansinė prasme, savo vietos pasaulyje, atvažiavę daugumą iš mūsų iš provincijos, mes neturim, mums viską reikėjo susikurti ir mes norėjom rasti save tam naujam pasauliu, kuris atsiveria po nepriklausomybės, ar ne? Ir jis nerealus, tikrai tas laikas buvo. Tada dar vienas klausimas. Jeigu manęs laukia manęs kitos moters Grand renginys kitą mėnesį ir aš noriu, kad mano stiliumi ir vizualų pasirūpintų Rimdžius. Kiek man tai kainuos? Minimum ten suknelė, makiažas, mano pateikimas šitam renginiui. Apie kokią sumą aš galiu pradėti galvoti? Aš Gitana, aš pasakysiu pirmiausia taip. Mūsų srity tu negali įvardinti kainus. Tu gali įvardinti, klientas dažniausiai įvardė savo lūkestį. Ta prasme, kiek jisai norėtų išleisti. Taip, kokia yra suma jam komfortiška. O tada, taip sakant, aš tai galiu būti arba labai taupus pažas, arba auksinė antilopė. Tai čia jau jums spręst, kokiu veidu. Čia labai individualu ir kaip žodžiu nuo susitikimo. Tai ką, ačiū. Dar dėkojam labai mūsų šiai erdvėjai viešbučiui AC Hotel by Marriott, kuris mus įsileidžia, leidžia pakviesti visus žmonės ir svečius, kuriuos mes norim išklausyti ir kažką iš jų sužinoti.
Fainai. Ačiū labai, Ačiū labai, buvo labai miela. Dėkui.